Būtent jie kalba apie karą. Nebus jokio karo, mėlyjei. Jokios Ukrainos nieks nepuls, nieks neįsiverš. Čia yra visiška nesąmonė. Čia yra kledesiai. Vykstos pratybos. Rusai Ukraina puola ir niekaip negali užpulti. Jie datas netgi skelbia. Na, plauna žmonėms smegenis, bet rusai nepuola ir aišku neužpuls. Tai yra faktas. Tai yra faktas kaip blynas. Na, čia tik yra kelių dienų klausimas, kada bus paimta ta Ukraina. Telkiamos jėgos imti Kijevą ims. Taip, jie ims tą Kijevą ir tai yra dienų klausimas. Na, maksimum savaitės, mėnesio klausimas. Vis tiek bus paimtas, suprantat? Kažkokios karinės tos, bet jinai nereikšminga yra, jinai nėra pajėgi, manau, atstoti Rusijos kariuomenės turimas visas karinės tas pajėgas. Na, nėra galimybių tiesiog. Šitas karas nebus ilgas karas. Čia yra, aš manau, dar mėnesio, maksimum mėnuo ir gal netgi už keletos dienų mes jau žinosim viso šito karo baigti. Kaip visas šitas karas baigsis. Tas eismas ir Ukraina nebeturi kūro. Nebeturi kūro. Bet ten Lenkijos tas kūro davimas yra vienkartinis ir jis tik tai išgelbės Ukrainą 3-4 dienom. Iš Lietuvos pusės bandoma kabinti makaronus, kad ten tuos karius iškeis į kažkokį oligarchą Rusijos sulaikytą Ukrainoje. Niekas nekeis. Esmė yra ta, kad jie bus teisiami palei ten galiojančius įstatymus. Niekas jų nekeis į jokius tenai kažkokius oligarchus ar karius. Uostus ima. Jie po truputį. Aš manau, kad Rusija turi galios ir galėtų ten per kelias dienas subombarduoti. Aš netikiu, kad Ukraina laimės šitą karą. Na, netikiu. Vat Nausėda tiki, o aš netikiu. Galėčiau lažintis su Nausėda, kad Ukraina nelaimės. Rusija su Ukraina žaidžia tokį žaidimą. Jiem nėra tikslas paimti Ukrainą, susigrąžinti, atplėšti iš vakarų Ukrainą ir vėl perimti į savo įtakos zoną. Ne. Arba NATO stoja, arba jeigu nestoja Ukrainai, pripažinkim, hana. Faktas kaip blynas. Tokia situacija. Realiai turim žiūrėti situaciją. Parodė Rusija, kad jie gali. Per vieną dieną paralyžavo visą Ukrainą, vadinkim.